Treneris, sveikinimai su jau 10 pergalė iš eilės, 27 taškai, antrame kėlinyje 26 jau buvo, bet atrodo, kad tas jausmas, kad liko, kad nebūsit patenkintas žaidimu, kurį žaidė komanda šiandien. Aš manau, visi ir treneriai, ir žaidėjai jaučia, kad tas žaidimas tikrai nebuvo to, ko mes norim. Tikrai, manau, galėjom nueiti čia daug anksčiau ir pasidaryti skirtumą dar didesnį. Net apskritai čia ne apie skaičius, ar ten 20 keliais, ar ten 30 keliais laimėti, bet žvelgiant į patį žaidimą, tai tikrai manau, kad norisi, kad atrodytume geriau. Tokios rungtynės atrodė tam tikrais etapais. Pirmas pati pradžia labai chaotiška, atrodė ten tų klaidų, pražangų. Kas nutiko, kodėl taip pradėjo komanda? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, gal mes neatėjome tas rungtynės su maksimalia koncentracija, kad ir kaip banaliai taip skambėtų, bet tikrai daug kur klydom. Ta prasme, tiek gynyboje susitarimuose, tiek puolime atrodo susitarėm vieną, nepadarom, tai turbūt tai ateina iš to susikaupimo pagrinde. Atrodė, nežinau, čia ar varžovų pasiruošimas, ar ir Vasiliausko tie pick and rollai pridalino perdavimų kartais aukštaūgiai, nežinau, daug kartų gavo kamuolį po krepšiu puikiose situacijose ir tas linijas kartais perdavimų nusimetimus labai nuskaitinėjo, atrodo, periminėjo. Kas, ar jūsų planai neveikia, ar tiesiog visi vieni kitiem pasiruošė jau gerai? Tai turbūt ir planai neveikia, ir išpildymas neveikia, tai manau daug kas prisidėjo. Tai kaip ir minėjau, daug kur klydom, kad ir kaip sako dėl tų perdavimų linijų, kur atrodo turėtume mes ten stovėti, mūsų ten nebūna, jie susikuria laisvą metimą, tai taisysim tas klaidas, žiūrėsim, eisim į priekį. Tuo pačiu po to, nepaisant tos pradžios, jau antro kėlinio viduryje plus 26 buvo. Ką pakeitėt, ką padarėt, kad taip šoktelėjo į priekį komandą? Iš tikrųjų nieko per daug nepakeitėm, tą planą panašų laikėmės, ką ir buvom nusprendę daryti prieš rungtynės. Gal tas intensyvumas, mūsų gal šiek tiek didesnė ta rotacija leido pasidaryti tą skirtumą. Atrodė, kad galima ir uždaryti rungtynės, bet jau antro kėlinio pabaigoje ten keletą taškelių atmetė varžovą ir po to vis tiek sugebėjo sugrįžti koviniu atstumu ten iki 14 taškų, nors pralaimėjimas nė karto negrėsė, sakykim, bet ką varžovai vėl klaidos pačių jūsų, ar kažką varžovai pakeitė, perdėliojo, kad sugebėjo išlikti kovoj? Aš manau, nei varžovai, kad labai kažką pakeitė, nei kad mes labai kažką pakeitėm, bet sakau, paprasčiausiai išpildymo dalykai. Atrodo, kaip ir visi žinom, ką turim daryti, bet to nepadarom, tai sakau, čia šlifavimo dalykai, turim tą tobulinti, kad tų klaidų skaičius vis mažėtų. Pabaigoje vėl tas į priekį dar vienas šuolis, ten nuo 13 iki 27 galiausiai, vėl tiesiog taip išėjo, kas... Tai manau vėl rotacija, intensyvumas, mes turim daug tų tolygių žaidėjų, galim palaikyti panašų tempą visų rungtynių metu. Tai manau gal tas ir nulėmė tą didesnį rezultato pašokimą gale rungtynių. Po naujų metų, ten prieš naujus kalbėjom, kad reikia pailsėti, jau per traukėlėje pavyko atsigauti, žaidėjim visiems jėgų pakaupti, kas po 3-3 dar buvo ten stipriai pavargę jau. Aš tikrai manau, visi turėjo laiko atsistatyti, atsigauti. Ten yra tų mini traumelių, kurie žaidėjai, kurias turi, bet šiaip manau, mes tikrai neturėtume būti pavargę ir neturėtų gal dabar dar tas sėdimas ateiti. Asmeniniai du dalykai, vėl geriausias mėnesio treneris, kaip tas apdovanojimas, žinau, ką po pirmo sakėt, ar po antro kitokių gal minčių bus? Ne, iš tikrųjų tos mintis tai panašios, faktas, kad tai yra gal, kad užrašytas mano vardas pavardė, bet tai vis tiek ir viso štabo indėlis, tiek Modesto, tiek Luko, tiek Normanto, tiek Rūtos, tai visi prisideda, o aišku, didžiausia padėka dėl to tai keliauja žaidėjams. Na ir čia likus keletui dienų iki šių rungtynių pratęsėt sutartį dar sezonui su Sūduva. Sunku nuspręs buvo, kodėl nusprendė, turbūt vis tiek, jau mato žmonės, jūs jaunas treneris, rezultatai kalba už save. Kaip sakyti, nebuvo sunku nuspręsti, pasitariau su artimiausiai žmonėm, manau, kad tai kaip ir logiškas žingsnis, smagu, kad komandos vadovybė pasitikė, tai tikiuosi toliau tęsti darbus Marijampolėje. Savo karjeros vis tiek žiūrite į perspektyvą, visi dar turiu nuveikti tą, kaip tą savo keletam, ne tik šiam ir kitam sezonui tikslus. Taip toli tikrai nežiūriu apskritai, kad ir šitą sezono galą nežiūriu. Dabar sekanti treniruotė, sekanti rungtynė kažkaip labiau
pasikliauni tuo procesu, negu žiūrėti labai toli į priekį.